man toks geras vaizdas pasidarė. Aišku, aš netikėjau, kad mano vyro gyvenimas pasikeis, bet vaizdas buvo geras. Antras įgūdis, ką aš kalbėjau, ką visi kalbėjo, bet žurnalistai turi tokį į numerį. Žodžiu, mes darom į numerį, tai yra ateini rytą, sugalvoji, ką darysi ir darai, nes ketvirtą reikia priduoti laikraštį, ar ne? Kaip išversti, tai į kitas kalbas, nežinau, vertėjam gal deadline'as, sakysim, ar ne, bet tu tiesiog reikia ir darai. Ir pamenu, kai aš prisijungiau prie Neolife'o, tai kitą dieną skambinu rėmėjai, Astai, ir sakau, nu tai aš jau prisijungiau, ką man toliau daryti. Jis sako, tą ir tą, atvažiuok, atvažiuoju, surenk vakarėlį, surengiu, ta prasme, turim daryti į numerį. Trečias dalykas, žingeidumas ir įsigilinimas. Kažkam įdomus galbūt verslas čia, tai jis turi būti, kaip sakyti, jaudinantis. Kažkam galbūt labai įdomus tie produktai, jūs turit, kaip sakyti, irgi būti susijaudinę dėl to, ar ne, kažkaip verčiu dabar iš anglų kalbos, kad keistai. Ir aš atsimenu, supratau, man pradžiai labai patiko verslas, bet kai po pirmo vakarėlio pamačiau va tokių žmonių veidus, žinai, tai supratau, kad gal eisiu per sveikatą. Bet man patiko sveikata. Aš tą labai supratau, kai tiesiog ne tik man kaip patinka, ką kalbėjo čia Diane Clayton, ar ne, man tiesiog viskas virpa ir aš kažkada prisipirkau kursų, dokumentinių serialų iš Amerikos, ten parą galioja, tai aš naktim konspektuoju ir jaučiu, kaip man viskas ten virpa, man patinka tie dalykai. Tai va, kažkas turi labai patikti, jeigu nedegi, tai tu nieko neuždegsi kaip sausa malka. Ir ketvirtas dalykas, va čia irgi kalbėjo apie tos žaidėjus, bet ta ketvirta pamoka tokia, kad prekinis ženklas visi tu iš tikrųjų perka ne Neolife. Daug yra produktų. Perka mus. Ir noriu papasakoti vieną istoriją susijusiu su tuo prekiniu ženklu. Ingos istorija. Inga yra mūsų nauja direktorė, ją čia pasveikina, jinai sėdi ten, Krosnelės komandos narė. Žodžiu, jie su vyru išsikėlė iš sostinės, iš Vilniaus į Vienkiemį. Trobelę, Vienkiemį. Ir Inga dirbo istorike, reiškia muziejuje, vyras irgi ten prie darbų ir galvojo, kad čia, užsiims ūkių kažkokie, laikė vištas, augino kopūstus, avytės, ožkytės ir jau galvoju fotosesijos su tom avytėm, kiaušinius parduoti, taigi čia taip faina. Bet kai susiskaičiuoja, sako, suskaičiuojam iš tų kiaušinių, kiek išdirbam, tai, 3 eurai lieka, žinai. Bet va čia ta istorija yra unikali, kad Inga, jinai buvo toks labai netinkamas Neolife žmogus, kaip galėtum pagalvoti. Ir žinot, tokių folkloras, liaudies dainos, žodžiu, viskas natūra, žodžiu, apie verslą visiškai, bet jis susipažino su Rasta, pradėjo naudoti produktus ir sako, aš to verslo nesupratau, man jis nepatiko, bet man patiko Rasta, rėmėjai, ar ne? Ir sako, ir aš kažkaip kalbėjo ten pasyvios pajamos, kažko Neolife, ir sako, aš niekaip nesupratau to Neolife, bet, Inga, jau čia turėtum pasakyti, užnišau, reiškia, man patiko Rasta ir, aš nesupratau to Neolife, bet Neolife man buvo Rasta. Suprantat? Neolife pardavė rėmėją ir mes kiekvienas, būkim tokios Rastos, pas kai kurias eitų. Ir, žodžiu, ir tapo direktorė, ir tas jos žemės ūkis nuo kiaušinių pradėjo sėkmingai labai prekiauti ne tik papildais, bet ir viziją. Nepasakiau, kad jinai yra 4 vaikučių mama,
laukėsi 5 vaikučio, atsiprašau, turbūt jau čia nepaslaptis, nes matosi. Nu, žodžiu, tai yra tokie žmonės, kur atrodytų, koks ten tas verslas, bet yra labai gudri ir labai sėkminga. Ir dabar žinokit, paskutinė skaidrė po Džilo kalbos, aš žadėjau, kad gal aš jos nerodysiu. Bet parodysiu. Nes istorijos nesuklastosiu. Iš tiesų, per naujus metus, va čia ir kalbėjo, kad žiūri Netflix ar ne, o aš žiūrėjau tokius durnus filmus. Nieko gero, bet vienam filme tokią gerą frazę radau. Tai va čia ir užrašiau aš ją. Žodžiu, eiti greitai, tai yra eiti lėtai, bet nuolat. Ir jeigu, vienu žodžiu, čia buvo, Džilas kalbėjo, tas Smart Start, ten tie burbuliukai, čia dublikiai, triplikiai, padauginiai. Ir žinokit, aš esu toks žmogus, aš užsivedu, man patinka labai. Ir čia toks alpinizmas, žinokit, ne šiaip vaikščiojimas. Darykim, žinokit, darykim. Bet jeigu kartais kažkam nepavyks ir kaip mano vakarėlis sėdės, taip, sakys, žinom mes tos burbuliukus. Tai žinokite, nenustokite daryti. Eiti greitai, tai yra lėtai, bet nuolat.